O šiandien iš tikrųjų norėsiu papasakot jums, paliest štai tokias temas. Vienas gal biškį plačiau, kitas greičiau prašoksim. Kaip matot, šiek tiek apie rinką, apie kas vyksta. Esu įsitikinęs, kad su kai kuriom skaidrėm galbūt būsit jau pažįstami, jeigu lankotės šitose seminaruose. Kadangi vis tik tai šitam sektoriui, aišku, dirbam ne vieni. Šiek tiek paliesime apskritai apie fotovoltinių elektrinių tipus, nes iš patirties tiesiog gaunam labai dažnai tokių klausimų įdomių ir tiesiog suprantam, kad ir įsivaizdavimai pas žmonės labai yra įvairūs, ypač kas galbūt pirmą kartą bando prisiliesti prie šitų dalykų. Šiek tiek plačiau paliesim vieną iš elektrinių tipų, tai yra ta tokia dabar jau, galbūt taip pavadinkim, ar pačią populiariausią, ar pačią ekonomiškiausią, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, variantą, būtent savo poreikiams elektrinė, kai jinai yra integruota į vidinį tinklą, jūs vartojat kartu su Lesto, tiekiame energiją. Šiek tiek apie elektrinių planavimą, šiek tiek labai trumpai apie teisinį reguliavimą šiai dienai, koks jis yra, ir be abejo kažkiek tai reiškia apie tas skatinimo priemonės ir apskritai apie atsipirkimą. Jeigu turėsit klausimų, tai tikrai drąsiai pertraukinėkit, mane klauskit. Aš manau, kad mes neturėtume užtrukti daugiau kaip, 45 minutės, galbūt valandą. Taigi, pirmin. Prieš leisdamasis giliau į temą, noriu pristatyti būsimąją energetikos sistemą. Be abejo, tai yra tik tai, sakykime, vienas iš modelių galbūt. Šis modelis priklauso žymiam amerikiečių mokslininkui Jeremy Rifkinsui. Tikrai labai rekomenduoju, kad suvoktumėt, kodėl čia viskas vyksta, kodėl tas saulė, kodėl tas vėjas, kodėl, reiškia, elektromobiliai, kodėl akumuliatoriai. Tikrai rekomenduoju. Lietuvos mokslo akademija finansavo šios knygos vertimą ir galite iš tinklapio jų parsisiųsti nemokamai PDF-ą, profesionalus vertimas, tiesiog, kad suprastume, kodėl mes šitas temas turėtume galvoti, liesti. Nes kiek aš pastebėjau, tai dažniausiai būna taip, kad pagrindinis argumentas, kodėl naudoti ten, sakykime, ten saulės elektrinę galvoti statytis, tai yra atsipirks, neatsipirks, skaičiavimai, kaltinimai valdžios, kad jinai neduoda, neleidžia ir panašiai. Tai tiesiog apie šitą visą ateities energetikos sistemą galėčiau pasakyti tiek. Kaip savo laiku, jeigu prisimenat pirmoji pramonės revoliucija, buvo atrastas garo variklis, tai tam, kad jisai būtų pradėtas eksploatuoti garvežio pavidale, ar ne, tai pirmiausia reikėjo infrastruktūros. Tai reikėjo ir geležinkelių, reikėjo ir telegrafo, reikėjo ir valdymo struktūros. Lygiai taip pat antroji pramonės revoliucija, jeigu prisimenat, yra vidaus degimo variklis. Vėlgi jam lygiai to paties reikėjo. Tiek reikėjo kelių, tiek reikėjo degalinių tinklo, tiek reiškia benzino gamybos infrastruktūros ar ten dyzelino, sakykime, ir panašiai. Tai šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie atsinaujinančią energetiką, dažniausiai kalbam apie trečią pramonės revoliuciją, kada iš tikrųjų tų iškastinių išteklių turėsime tik po biškį atsisakyti. Kodėl jų atsisakyti, tai tikriausiai irgi jau ne kartą teko girdėti. Tai ir dėl klimato kaitos, ir dėl iškastinio kuro ribotumo, sakykime, ir panašiai. Kitaip kalbant, dėl savo ateities. Tai visa šita sistema remiasi iš tikrųjų ant tokių 5 pagrindinių kojų. Ir viena iš tų kojų yra būtent decentralizuota gamyba, mikrogamyba ir gamyba ten, kur vyksta vartojimas. Antras dalykas tai yra gamyba iš atsinaujinančių šaltinių. Be abejo, energijos akumuliavimas. Kitaip kalbant, atsinaujinantys šaltiniai, jie tokie nuo žmogaus valios sunkiai priklausomi ir saulė šviečia, nešviečia, vėjas pučia, nepučia. Dėl to turim turėti kažkokią tai sistemą, kuri galėtų mums tuos bangavimus išlyginti. Viena iš tų sistemų yra būtent akumuliatoriai.
Ketvirta koja yra, sakykime, elektromobiliai ir jie ne veltui. Elektromobiliai tai kas iš tikrųjų yra. Vienas dalykas, kad tai yra ekologiška transporto priemonė, jos emisija, reiškia, CO2 yra nulinė, bet pagrindinis dalykas tai, kad yra tie patys, tik tai važinėjantis akumuliatoriai. Ir visam šitam dalykui sujungti į vieną be abejo reikalinga yra tam tikros informacinės technologijos, kurios šitoj srityje vadinamos yra smart gridų. Tai, kad įsivaizduoti, kaip tai galėtų vykti, tai tiesiog važiuojam į darbą ar ne elektromobiliu, pasistatom darbe, įsijungiam į maitinimo tinklą, programinė įranga valdo, jeigu yra perteklius energijos, stumia į kiekvieno iš mūsų automobilio akumuliatorius, jeigu dienos metu staiga vėjas nuščiuvo, debesis užslinko, ta sistema automatiškai ją pasiima. Grįžtat namo, atitinkamai sukaupta per dieną energiją vartojat vakariniam savo reikmėms, kada yra tamsu, sakykime, ir nėra ar ten saulės energijos, ar vėlgi tenai, sakykime, vėjas nepučia. Tai čia tiesiog, kad įsivaizduotumėt bendrą kontekstą ir kad saulės elektrinių tas vystymas, jisai tikrai nėra toks, kaip vienas, nepriklausomas, bet šiaip tiesiog sugalvojom, būsim nepriklausomi nuo tinklų ir panašiai. Ne, nieko panašaus. Tai yra sudėtinė sistemos dalis. Ir tai yra labai svarbu. Kalbant apie apskritai tendencijas, vėlgi sakau, tikriausiai matėte šitą skraidę, tai matom tiesiog nuo 13 metų, 14 metais augimą apie 20% visam pasaulyje. Tai yra 20% padidėjo instaliuotosios galios elektrinių. Gaila labai konstatuoti, vis tik tai Lietuva šitoje vietoje neturėjo nieko, turėjo visišką nuliuką. Tai čia va tokia ir skaitė, kuri šiek tiek iliustruoja tą mūsų padėtį. Žinau, čia kažkur buvo. Veikčiukas. Labai gerai. Štai yra mūsų mažytis taškelis. Jeigu pažiūrėsim 13 metais, mes dar kažkokį tai, reiškia, judėjimą turėjom. 14 metais netgi skaičiaus jau prie mūsų nėra. Tiesiog, reiškia, tų instaliacijų nebuvo. Iš tikrųjų, 14 metai buvo gan sunkus, buvo stiprus atoveiksmis nuo to komercinio bumo, kuris įvyko ir subliuško. Ir po to, reiškia, sekė toksai, kaip sakau, depresija. Žodžiu, niekas apskritai tą temą, reiškia, nebesidomėjo, kurį laiką ir užmiršo. Tai tiek smagu, kad jau 15 metais tikrai judėjimas yra ir tikiuosi kitoje ataskaitoje šitoje vietoje kažką turėsim. O šiaip iš tikrųjų, jeigu palyginimui, čia augimas vien Europai buvo apie 8%. Kad įsivaizduot skaičiais, tai vėlgi mes grįžtam, tai yra kiek tų megavatų pas mus instaliuota, 68. Jeigu pasiimsim kažkokią Daniją, kurioje iš tikrųjų yra netgi tos saulės ženkliai mažiau negu Lietuvoje dėl savo geografinės padėties, ir tai jie sugeba, nežinau, 10 kartų viršyti mūsų instaliacijas. Na ir aišku, dar vienas iš rodiklių yra, kiek tų vatų instaliuotų tenka vienam žmogui. Vėlgi matom netgi, kad pamažėjo, tas skaičius padidėjo šiek tiek, bet aišku, kad jis padidėjo ne dėl elektrinės statybų, bet padidėjo dėl tikriausiai emigracijos. Tiesiog sumažėjo žmonių ir... Taip. 50 už kartą estus aplink. Taip, pas estus ir pas suomius beje labai įdomu, matyt, jie greičiausiai eksploatuoja kitas energijos rūšis. Jeigu grįšim į prieš tai buvusią skaidrę, tai irgi matosi, kad padidėjimo ir pas latvius, ir pas estus, ir pas suomius nebuvo. Taip, šitoje vietoje mes tokie ketveriulė esame. Praktiškai visa kita Europa į tos dalykus investuoja. Taip. Vėlgi, kalbant apie šios rinkos perspektyvas, be abejo, pirmiausiai viskas yra susijęs su tuo, kiek kainuoja įsirengti. Ir galbūt pagrindinis tas toksai ekonominis motivatorius yra, kada jau tu įsirengęs tą elektrinę gali galbūt netgi ir sutaupyti pinigų. Reiškia, kai tavo elektrinė per tam tikrą laiką generuoja pigesnę energiją, negu tu gali nusipirkti ją iš tiekėjo. Tai čia tai irgi tokia iliustracija, praktiškai nuo 77 metų patys fotoelementai, plokštelės, jie atpigo 218 kartų.
Tai ir ta tendencija išlieka. Galbūt, aišku, galima ginčytis, ar ta technologija ta pati liks, šiuo atveju kalbam apie silicio kristalo technologiją, galbūt pereisim prie kažkokių biotechnologijų, reiškia prie sakykime, tų pačių dažų, kuris galbūt dažysim sieną ir gamins elektrą. Bet vėlgi, tai tik tai vienas iš rodiklių, kad mes artėjom link to taško, kada iš tikrųjų išlesto elektra bus brangiau negu pasigaminti. Dabar koks pagrindinis iššūkis, vėlgi prisimant tą patį modelį 5 stulpų, matom, kad taisyklė Lietuvoje ypač reiškia ta gamyba jinai yra sezoniška, vasaros metu mes turim pikus, čia nuo metų aišku priklauso, šiemet, kiek žinau, pats geriausias mėnuo buvo rugpjūtis, čia biškį senesnių metų duomenys, čia realūs duomenys. Na ir mūsų vartojimas iš principo, kaip jis atrodo. Mes matome, kad šių dviejų kreivių sumos yra tos pačios, tiesiog yra skirtingas pasiskirstymas. Ir iššūkis pagrindinis yra, kaip gyva šitą visą mūsų perteklių, kurio mes nesuvartojam, persikelti į tą vietą ir į tą vietą. Ir tai galim padaryti dviem būdais iš tikrųjų. Tai arba mes susidedam į akumuliatorius, arba mes pasidedam į tinklą ir paskui atsiimam atgal. Akumuliatoriai be abejo, aš neturiu omeny vien ten tuos švino rūgštinius, ar sakykime, akumuliatorius gali būti tas pats vandens bosas, hidroelektrinė, sakykime, ar ne, kažkas panašaus, kur tu vandenį susikėlė į viršų, tau prireikus tu įleidai žemyn, visai suka dinamą ir tu vėl turi elektrą. Tai apskritai kalba eina apie akumuliavimą. Ir iš to išeinant labai įdomi skaidrė iš tikrųjų apie tendencijas akumuliatorių rinkoje. Tikriausiai žinot, kad dabar didžioji dauguma, tų ypač didesnių galbūt, nekalbam apie mobilius telefonus, kalbam apie didesnės talpos, naudojamus energijai kaupti. Jie dažniausiai yra arba šarminiai, arba rūgštiniai, grįsti švino technologija. Tai tokie akumuliatoriai turi savo minusų. Visų pirma, energijos išsaugomas, juose pagrįstas yra cheminiam reakcijom, kas iš tikrųjų ir ilgina laiką jų įkrovimo ir iškrovimo, energijos pasiėmimo. Plius be abejo yra ir tam tikros sąlygos jų laikymo, ir aptarnavimo, ir priežiūros, ir ten jų negalima iškrauti iki galo, nes tada ten jau įvyksta negrįžtamos cheminės reakcijos ir panašiai. Tai šiai dienai švino rūgštiniai yra kažkur 3 kart pigesni už to pačio ličio jono akumuliatorius. Bet štai, ką mums žada Muskas, kuris, tai yra Teslos savininkas, kuris šiuo metu Nevados dykumoje stato savo gigafaktorių. Šią kaip tik skaičiau straipsnį, kad netgi dujų vamzdynas nebuvo atvestas, kadangi jie visą savo suvartojamą energiją pasigamins būtent fotovoltinių modulių pagalba. Va, ir ką jie čia žada mums? Tai mums žada, kad 17 metais trečia karta jo akumuliatorių, jų kaina bus netgi 30% mažesnė. Dar vienas momentas, kad jie 20 metais planuoja turėti tokią gamybos apimtį, kiek pasaulis 13 metais apskritai yra pagaminęs akumuliatorių. Kaip tai įtakos akumuliatorių rinką, konkurenciją ir kainą, tai galima spėti, bet matyti turėtų ir gan nemenkai. Jo labiau, kad tas pats Panasonicas irgi šiuo metu jau pradėjo tokios gamyklos statybą, būtent masinės ličio jonų baterijų akumuliatorių. Pačios rinkos plėtros prielaidos, tai kaip ir kalbėjom, tai yra ir pingančios technologijos. Tai čia aš dar nepaliečiau ir konstrukcijos tos pačios montavimo, ir inverteriai reikalingi elektrai versti iš nuolatinės į kintamą. Tiesiog įmonės laikui bėgant ir esant pardavimams, kaip čia pasakyti, atsiperka savo R&D kaštus, tyrimams patirtas išlaidas ir dėl to konkurencija gan yra aukšta, dėl to visą laiką tas spaudimas kainoms yra žemyn. Taip pat paskutiniu metu iš tikrųjų labai pradėjo vystytis sritis, kur fotovoltinius modulius panaudoja architektūrai. Ar tai būtų į stiklo paketus montuojami, ar tai būtų vietoj stogo, reiškia, naudojami dangos. Bet tokiu atveju tiesiog
yra sutaupomi tam tikri alternatyvūs kaštai, nes bet kokiu atveju fasado apdailą kažkokią reikia daryti, ar ne? Tai aišku yra pasirinkimas, ar dėti ten paprasčiausią skardą, ar galbūt akmens masės kažkokias plokštės. Ir tos kainos jos labai smarkiai varijuoja nuo visai pigių iki pakankamai brangių. Ir kas įdomu, kad jau, pavyzdžiui, fotovoltiniai moduliai yra kažkur per vidurį. Tai vėlgi čia tik tai reikia matyti valios, mados kažkokios tai ir galbūt ne tik, nes tai štai ir trečias punktas yra. Nežinau, ar teko girdėti, nuo 16 metų sausio 1 jau visi naujai statomi pastatai turės turėti A energinio efektyvumo klasę. Ir ta A energinio efektyvumo klasė gali būti pasiekiama įvairiais būdais. Galima 1,5 metro, sakykime, izoliacinį sluoksnį, galbūt, aplipinti pastatą tokių sluoksnių, bet šitoj vietoj ta metodika leidžia varijuoti technologijom, kurios yra naudojamos. Ir, sakykime, pasiekti A klasę mes galim galbūt nedėdami 1,5 metro vatos, o dėdami tą patį 30-40 cm, bet įsirengdami jėgainę pas save ant to pastato ir naudodami tą elektrą savo poreikiams to pastato. Taigi tai dar vienas toksai spyris, kuris mūsų nuomonė turėtų kitais metais biškį išjudinti ir nekilnojamo turto rinką būtent tų naujų pastatų. Be abejo, skatinimo priemonės, tas mūsų burbulas buvo ten žvėriškai sutryptas ir užgesintas, kaip neprotingai pradėtas, taip ir neprotingai baigtas. Čia aš valdžios nekritikuosiu, bet tų skatinimo priemonių vis tik tai išliko. Ir apie jas biškį papasakosiu vėliau. Na ir iš tikrųjų elektros gamyba saulės elektrinėse, tai yra nauda visai Lietuvai. Vėlgi labai nesigilinsiu visus makroekonominius dalykus, bet galbūt paminėsiu tiek, kad saulė gamina elektrą kada? Tai yra vasara ir tai yra dienos metu. Kitaip kalbant, tuomet, kai elektra rinkoje yra pati brangiausia. Tikriausiai žinot, kad yra dieninis naktinis tarifas. Atitinkamai žiemą į elektros rinką įsilieja ko negeresnės elektrinės, kuriuose elektra iš tikrųjų yra šalutinis produktas. Ir dėl to irgi yra mažinama kaina. Iš tikrųjų, tie, kas yra pastatęs elektrinės ir generuoja elektrą, atiduoda į tinklą, vakare atsiima, veikia kaip Kruonio hidroelektrinė, vakare atsiima žymiai pigesnė. Dieną vėl paduoda brangesnę vartojimą. Kas iš to laimi? Tai laimi šiuo atveju tinklų operatorius. Tik tai gaila, kad iš tikrųjų tas nėra vertinama, tai yra ignoruojama, galbūt kišami kiti pagaliai į ratus, vien dėl to, kad galbūt, sakau, dėl baimės prarasti tą monopolį. Sekanti gan įdomi tema, vėlgi teko tiesiog susidurti ir su įvairiais projektais, kuriuose užsakovas yra gavęs ES kažkokią tai paramą ir gali iš tų pačių lėšų pasidengti ir elektrinės, kompensuotis dalį išlaidų ir kuomet tenka jau tą projektą jam gintis prieš projektą administruojančią agentūrą. Tai tiesiog teko tai biškį pagrupuoti ir įvesti aiškumą. Tai šiai dienai mes iš tikrųjų nebekalbam apie komercinės elektrinės, kuomet buvo statoma elektrinė, atskiras skaitliukas, visą elektrą išvažiuoja į tinklą, gaunam padidintą tarifą, skaičiuojam, kad atsipirks per 7 metus ir plojam katučių. Ne, šiai dienai elektrinių statyba yra susijusi tik tai su savo poreikių tenkinimu. Tik tai. Todėl netgi kaip investicinį projektą ją žiūrėti nebeišeina. Kalbant apie tuos pagrindinius tipus, aš jau kalbu tiesiog irgi iš patirties, tai tas pagrindinis einamasis arba dažniausiai šiai dienai naudojamas ir ypač didesnių elektrinių, taip pat tų vartotojų, kurie didesni vartotojai yra įstaigos, organizacijos, tai yra integruota į vidinį vartotojo tinklą elektrinį. Kitaip kalbant, mes turim pagrindinį komponentų, čia sudėjau, turim prisijungimą prie lesto, turim dvipusį skaitliuką, statom modulius, statom inverterį ir dar rekomenduotina yra monitoringo sistemą turėti. Kodėl, paskui pasakysiu. Vartojimas vyksta vartotojui nejaučiant iš tikrųjų skirtumų, kada ta elektra ateina iš elektrinės, kada ateina iš tinklo. Valdyti nieko nereikia. Viskas yra tiesiog taip paprasta, kad net neįtikėtina. Yra antras toksai tipas, čia jau, sakykime, tokie smulkesni interesantai ir daugiau entuziastai.
Apie atskirą kontūrą kalbam tuomet, arba dvigubas rozetės, jeigu taip kalbėtumėme, kas yra nepatogu, reiškia viena liktai iš tinklo, kita iš. Bet šiuo atveju mes kalbam netgi be energijos kaupimo. Tai yra, vienas pavyzdžių yra vandens pašildymas. Kuomet yra statomas, pas jūs yra boileris, yra statomas valdiklis, į kurį tu pajungi modulius tiesiai, pajungi 220 ir tas valdiklis, kai yra 220, kai yra saulutės, jisai šildo nuo saulutės tą vandenį, o kai jos trūksta, bet to vandens reikia, jis pašildo nuo 220. Dar vienas pavyzdys, tie patys vandens siurbliai, portatyviniai, kurie irgi tiesiog pajungi modulį su valdikliu tam tikrų ir tu gali jau tą vandenį traukti, laistyti daržus, karvės girdit, bet užslinkus debesėlių dėja teks palaukti. Tai toks ir gal ir nepatogumas šioks toks atsiranda šitoje vietoje, visiškai autonominė elektrinė. Ta elektrinė tai nereiškia, kad pas jūs namie nėra ir tinklo elektrinės, jinai gali būti. Tiesiog autonominė elektrinė yra tam tikras kontūras pajungtas nepriklausomai, atskiras kontūras. Pavyzdys, jeigu turim modulį įkrovimo valdiklį ir akumuliatorių, valdiklis reikalingas akumuliatorių įkrau, kadangi modulio parametrai keičiasi savutėje keičiantis, taip ir kažkiek turi būti išlyginti. Galima nuo to pačio akumuliatoriaus, pavyzdžiui, sumaitinti apšvietimą name. Susidėti ledus, kurie ledai veikia nuo nuolatinės srovės ir tiesiog turėti tuos mygtukus visus pasispaudėjus iš akumuliatoriaus ima, valdyti viryklės, kuri prijungta prie ledo. Galima pasistatyti, aišku, ir inverterį, autonominį, kuris verčia jau iš nuolatinės srovės į kintamą. Kažkokiam ar motoriukui prisijungti, ar ten, nežinau, mikrobangų krosnelį ir panašiai. Ir, reiškia, ketvirtas toks variantas yra hibridinė elektrinė. Aš čia kartais vadinu ir upsu. Tai yra tokia maždaug daug pinigų tam skirti neišeina, dėl to kažkur tas akumuliatorius stovi kampe, bet dingus elektrai, aš ten pusvalandį ar valandą iš tikrųjų nejausiu diskomforto, ar ne, ten spėsiu įsijungti kompiuterius, viską, šviesas ir panašiai. Tai šitoj vietoj tiesiog dar dasideda irgi tam tikras inverteris, vadinamas viskas viename, kuris irgi kontroliuoja to pačio akumuliatoriaus pakrovimą ir, pavyzdžiui, jeigu pas mus dabar tamsus metas akumuliatorius išsakosi, pagal nustatymus gali pakrauti iš to pačio tinklo naktį, kai yra ta elektra pigesnė. Ir kalbant apie jų skirtumus, tai be abejo viskas tokius 3 dalykus susiveda. Pirmiausia, kaina. Ten, kur akumuliatorius, ten kaina šoka žvėriškai į viršų, kol kas. Autonominių elektrinių ir įranga yra brangesnė. Tie patys inverteriai, jie kažkur yra 30% brangesni negu tinklo inverteriai naudojami integruoto elektrinėje vidinį tinklą. Dar vienas dalykas yra skirtumai kokie, kad yra vartojimo įpročiai. Jeigu mes pirmą variantą turėdami galim iš tikrųjų savęs kaip ir neriboti, ar ne, kaip gyvenam, taip gyventi, tai žinom, kad dalis elektros yra pasigaminama mūsų pačių, tai visais likusiais atvejais iš tikrųjų tai reikia ne elektrinę derinti prie savęs, bet save prie elektrinės. Kitaip kalbant, skalbimo mašiną jungiam tada, kada šviečia saulė, o ne vakare. Ten kepam griliui kažką, tai elektrinėm dieną, ne vakare. Vakare minimaliai įsijungiam kelias lemputės ir ribojam savo televizorių valandą. Čia kaip pavyzdys. Ir be abejo, dar vienas momentas yra tos nebūdingos funkcijos. Kartais tiesiog teko susidurti su tokiais užklausimais ir dabar vieną projektą turim, kur numatyta, kad saulės sistema bus kaip ir upso funkcija atliks. Iš tikrųjų, tai čia tokia savotiška situacija, lyg kondicionierium bandytume pasišildyti namus. Atvirkštinis variantas. Nes kondicionierius žinot, jisai pučia šaltą orą, bet jis į lauką išpučia karštą. Kitaip apsukus galima šildymą pasidaryti iš jo. Čia kažkas panašaus. Jeigu jums reikia UP sistemų, tai jos yra, tam visai nereikia tos saulės elektrinės, jos yra, akumuliatorius yra režimas, jis palaiko, jis ten perspėja, žinutę gali tavo atsiųs, kad tau dingo elektra ir panašiai ir taip toliau. Tai šitoj vietoj būna ir tokių visokių įsivaizdavimų. Galima, bet klausimas, ar to reikia. Klausimų gal turbūt. Taip, tai dabar kaip vis tą integruotą į tinklą elektrinę veikia.
Čia šiek tiek schematiškai yra pavaizduota. Čia kiek platesnė schema, tų variacijų yra visokių. Esmė tame, kad mes turim lesto tinklą įvadą, turim skaitliuką. Be abejo, jeigu mes elektrinę įsirengsim fotovoltinę šiuo metu, tai lesto paprašys, kad mes įsirengtume dvipusį skaitliuką, tiksliau jie įrengs, bet paprašys apmokėti. Toliau gali būti, kad lesto paprašys sumontuoti dar pas save gamintojo apskaitą. Tai yra tiesiog statistiniam reikmėm lesto yra įpareigotas įstatymo fiksuoti, kiek yra pagaminama energijos iš atsinaujinančių. Dar vienas skaitliukas. Prašau? Dar vienas skaitliukas. Jo, dar vienas skaitliukas, bet tik tiek, kad jo paprastai prašo jau tiem pramoniniam, kurie jau virš 10 kW, nes su dešimtukais ant tos energijos, vėlgi mikrogeneracija, jos ten niekingai mažai yra tam bendram katile, dėl to, kiek dabar iki 10 turėjom, tai buvo porą kartų reikalavimų, bet iš tikrųjų galima susitarti su jais, ne problema. Inverteris tinklo, šitoje vietoje būtina pastebėti, kuo jis skiriasi nuo autonominio inverterio. Autonominis inverteris, jisai turi savo parametrus, kurie savo mikrotinklą viduje. Tinklo inverteris dirba tik tai pagal tos parametrus, kuriuos gauna iš lesto. Kitaip kalbant, jeigu elektra dingo iš lesto pusės, dėja elektrinė irgi neveiks. Bet čia yra saugumo standartas. Tam, kad nenusikratytų kur pakeliui darbininkas ten atjungė, reiškia, liktai galima laidą sukti, kad per vidurį elektrinė pučia į tinklą elektrą, tai galėt nežinoti. Vienas iš komponentų yra, kaip minėjau, monitoringo sistema. Galima iš tikrųjų kelias, pagrindinė funkcija tai yra stebėti, kokia yra gamyba. Galima pasistačius skaitliuką su tokiu vadinamos nuliniu interfeisu stebėti, kiek vartojimas koks yra, nes, šiaip iš lesto skaitliuko mes žinom, tik tai galim kiekvieną dieną vakare pasižiūrėti, kiek sunaudojam, pasižiūrėm vieną kartą mėnesį. O čia mes turim grafiką, praktiškai valandinį, pagal kurį paskui galim spręsti, daryti analizę, žiūrėti, kur mes tą elektrą iš tikrųjų išleidžiam naktį, galbūt tą galėtume išleisti dieną. Taip pat šitas monitoringo sistema geba atlikti inverterio valdymo funkciją. Čia mes pamatysim kitose schemose, tiesiog yra keli scenarijai, šitokį paėmiau menamą, sakykime, klientą. Ir ką mes žiūrim, kad turim. Turim momentinę apkrovą 15 kW, mūsų elektrinė gamina 3 kW šiuo metu. Gal vakaras, galbūt debesėliai užslinkę, dar kažkas tai. Kas vyksta? Pirmiausia, mes pasiimam savo 3 kW iš elektrinės, nes ta elektra kitur neturi kur tekėti ar ne. Ir kiek trūksta, pasiimam iš lesto. Nieko nejaučiam, nieko nematom, nieko nežinom. Atsiprašau, trečias scenarius. Antras scenarius. Tarkim, padidėjo mūsų elektrinės, išlindo iš debesėlio saulutė, pradėjo gaminti daugiau elektrinė, automatiškai mažėja įimimas energijos iš lesto tinklo ir mes vis tiek turim tą maksimalią apkrovą 15 kW. Kas nutinka, jeigu padidėja momentinė apkrova iki 20? Be abejo, kadangi elektrinė jau turi savo maksimumą spaudžia, tiesiog padidėja energijos ėmimas iš lesto tinklo. Kas būtų, jeigu būtų taip, kad mūsų momentinė apkrova sumažėtų iki tų pačių 5 kW, tai tos pačius 5 kW mes generuotume saulės elektrinį. Ogi būtų tai, kad mes tiesiog tą elektrą naudotume, iš lesto būtų ėmimas nulinis. Penktas scenarius, kas nutiktų, jeigu, sakykime, pas mus būtų gamybos automatinis valdymas priklausomai nuo vartojimo, ar ne? Tai kaip ir minėjau, tarkim, apkrova momentinė nukrito iki 2 kW, esama maksimaliai pagal saulę yra 5, bet mums tiek nereikia. Monitoringo sistema duoda komandą inverterį ir jisai primažina gamybą iki 2 kW. Tai mes užtikrinam, kad į lesto tinklą nepapuola elektra, mūsų sugeneruota. Bet tai jeigu vasarą tu jos vasarą, kada daugiausia prigamini ir mažiausiai sunaudoji. Tai pažiūrėjau, kiek laiko gali laikytas naudoti energiją tada bendinti? Negalit. Čia kaip tekantis vanduo. Arba jūs turit baseiną turėti, kurį pripilti, arba jis tekės, nutekės. Tai reiškia vasarą reikia turėti šildomą baseiną.
Nes prisigaminsi. Baseinas čia toks gal pavyzdys buvo labiau, akumuliatorių reikia turėti. Bet kainų tada. Bet tai akumuliatorius, aš suprantu, aš turėsiu tą akumuliatorių, nusiperku aš Teslos akumuliatorių. Priakumuliuoju, suprantu. Bet jeigu gamyba, jūs pats sakėte pražiopos, jeigu saulės yra daugiau negu tu priakumuliuosi, bet nesunaudojame. Apie planavimą dar prieisim, bus atskira tema, kaip pasiplanuoti savo poreikiams elektrinę. Tai čia apie įdomus klausimas. Tai bus dar. Dabar kas bus, jeigu tos monitoringo sistemos nebus, arba, sakykime, galbūt jos ir nereikia, valdymo funkcijos. Monitoringo sistema yra gerai visada, bet valdymo funkcijos, gamybos. Pavyzdžiui, jūs sudarėt sutartį su Lestu ir dalyvaujat elektros mainų programą. Yra tokia dabar galimybė. Ir savo perteklių tokiu atveju tiesiog paduosit tinklą. Kažkuria dalį suvartosit, o visą kitą subėgs į Lesto tinklą, skaitliukas suvartys, galbūt naktį jūs pasiimsit, skaitliukas jau į kitą pusę vartysis. Bet iš esmės scenarius, šias skaidrės visas rodo, galbūt tai yra labai atrodo paprasta, bet žinokit, tiek klausimų ir tiek pykčių yra turėjęs, kad turiu priverstas esu parodyti. Va, yra ta pykčių priežastis, dažniausiai žmonės nesupranta, kad negali šitai būti. Tinklo inverteris, jisai dirba pagal tinklo parametrus. Teoriškai elektra, jinai turi savo tą vadinamą sinusoidiškumą, ar ne? Kitaip kalbant, dėl to jinai kintamą vadinamą. Ir jeigu mes tą sinusoidiškumą, reiškia, praplėsim arba pratempsim, teoriškai į abi pusės galėtų tada tą elektrą vaikščioti. Bet šiuo atveju inverteris jisai kuria, arba išleidžia į tinklą tokią elektrą, tokiais parametrais, dažnis, įtampa ir panašiai, kokie ateina iš Lesto. Tai mes kalbam, turim, vėlgi alegorija su vandeniu palyginimas, turim du vamzdžius, ar ne? Iš vieno stipriau pučia vandenį, iš kito silpniau. Tai iš kurio pirmiausia jums ištekės? Tai iš to, kur stipriau pučia. Ir jeigu jūs jau visai atsuksit tos kranus plačiai, tai tekės tada ir iš abiejų. Tai principas čia yra panašus. Negali tai būti, kad jūs gaminate elektrą, jinai teka į Lesto, tuo metu jūs iš Lesto energiją naudojate. Negali. O apie monitoringą, čia tiesiog ištraukiu, kad būtų matyti, čia yra mūsų realaus kliento pavyzdžiai, tiesa labai mažytė elektrinė, 4 kW jau nepilni. Ir čia labai gerai matosi, kaip reiškia jo šaldytuvas dirba. Raudonas yra vartojimas, ne tik šaldytuvas, bet šitose vietose matosi, kaip šaldytuvas įsijunginėja dienos metu. Tiesiog jis turi namą, kuriame leidžia vakarus, savaitgalius, bet realiai dienos metu ten nieko nėra, yra pora renginių, kurie veikia. Bet jis pasidarė sistemą, valdymą, kad tos elektros nepakliūtų. Mes labai gerai matome. Raudonas yra vartojimas. Kažkur čia, nežinau, gal jie nusiprausė ryte išėjo darbą, reiškia boileris buvo įsijungęs, kaitino vandenį. Sunku pasakyti, dienos metu čia dar kažkas, gal pietaut buvo atvažiavę, ir jau vakare jau čia ir televizorių žiūrim ir panašiai, ir kompiuterius, telefonus kraunam ir visą kitą. Bet, reiškia, matosi, kaip ta gamyba, jinai yra, šiuo atveju čia mes turime maksimalią gamybą, tai vartojimas buvo smarkiai didesnis, tai tiesiog jinai kiek galėjo, tiek jau leido savo gaminti. Štai vietai. Tai kodėl tas yra svarbu tokius dalykus turėti? Galima savęs paklausti, o kas čia yra? Gal čia mes skalbėm kažkokius, tai? Ir galbūt dabar galima, tos jau paprastai skalbimo mašinos, jos turi tą funkciją atidėtos skalbimo. Gal tiesiog užstatyti, kad dienos metu skalbtų. Nes tai, ką mes čia nepagaminom, dėl to, kad mums sumažino inverterio darbą, tai prapuolė. Atsiprašau, čia buvo variantas, ką rodė pergrąžinimo į Lesto. Jo, čia buvo į Lesto nepadavimas. Tiesa, aišku, yra ten kažkoks minimalus procentas, aš dabar neprisimenu, atrodo, ar iki 1, ar iki kiek procentukų, tiesiog kol spėja sureaguoti. Turi tas elektronas kažkoks pabėgti. Ir kuo daugiau pas jūs išsijungėjimų yra, tu ten tas procentas biškį didėja, bet iki 1,5% kažkur tai gali nueiti. Bet čia yra būtent su elektros valdymu, su gamybos valdymu. Tai dabar apie klausimą, kur ponas uždavėt, apie planavimą patį. Tai vėlgi susidarėm tikrai nemažai, kai komercinės buvo elektrinės, tai buvo viskas aišku. Turiu tiek pinigų, žemės tiek turiu ploto, paskaičiuokit kiek telpa, netelpa, davai dar biškį suspaudžiam
paverskim kitų kampų, šiek tiek svarbu, daugiau, geriau, va, viskas paleidom. Su savo poreikiams elektrinėm yra biškai kitaip. Ir aš pirmiausia žudu klausimą, taisyklė sakau, tai palaukit, neskubėkit su elektrinė. Gal jūs galite šiaip sutaupyti. Buvo pas mane atėjus viena daugiabučių bendrija, naujos statybos, šiandien gal 5-6 metai, kaip pastatyta. Ir sakė, nu, pas mus žvėriškai, mes sakė, mes elektrinės norim. Sakau, kam? Nu, vat sako, žvėriškai turim daug bendrų elektros išlaidų. Sakau, o kam? Nu, sako, pas mus visur lempos šitos luminescencinės. Tai sakau, palaukit, tai gal pakeiskim ledais ir tada pažiūrėkim, kiek vartojat. Nu, ir žinokit, nebegrįžo pas mane. Bet tai yra labai paprastas pavyzdys, nes tiesiog su ledais tapo tiek niekingai mažas tas vartojimas, kad net tos elektrinės, nu, nėra prasmės. Kuo mažesnė elektrinė, tuo jinai brangesnė. Turit klausimą? Ne, aš nežinau. Supratau. Tai va, tai pirmiausia, reiktų aišku pasitikrinti, ar galima kažką sutaupyti, nu, iš principo. Ir tada, reiškia, jau jeigu ir galim sutaupyti ir dar tų pinigų lieka, sakykime, išmetėm seną ZIL šaldytuvą, nusipirkom naują A++ klasės, bet vis tiek tų pinigų dar yra, tada galbūt galime ir bandyti ir gamintis. Bet čia tiesiog, kad perjungtumėt mąstymą iš karto, kad čia nėra tikslo pasigaminti belenkiek. Čia tikslas yra patenkinti savo poreikį. Ir būtų labai gerai, kad tie poreikiai būtų kuo mažesni. Teisingai? Bet vėl grįžtam prie to, kad tu tenkini savo poreikius vasarą dieną, tada, kai jie yra mažiausi. O Taip. ką daryti vasarą naktį, rudenį, pavasarį, tada, kai tos kreivės krenta, o vartojimo kreivės kyla. Tai bet aš jums pasakysiu atsakymą. Arba jūs tada darot. Tesla akumuliatorius Tokią. pusę metų neišlaikysgi tos elektros. Beje, ličio akumuliatoriai gali ir 10 metų išlaikyti. Bet to ir skiriasi nuo švino rūgšniai, bet čia kita tema biškai. Tai vat, atsakymas jūsų klausimą. Tai jūs tada turite statyti tokią elektrinę, kurios pikas gamybos neperžengtų jūsų minimumo vartojimo vasarą. Arba peržengtų nedaug. Ja. Tai vienas iš variantų. Aišku, jeigu mes kalbam apie žmogų, kuris turi savo namą, gyvena su žmona, ten apskritai suvartojimas nėra labai didelis per metus. Tai čia mes kalbėtume tikriausiai apie kokio pusės kilovato jėgainę. Nu, ir tada matyti jau nelabai ir apsimoka jas ateit, nes įrengimo kaštai ten gal ir per 50 metų neatsipirks. Bet jeigu, sakykime, tokius didesnius objektus, arba mes dabar iš tikrųjų skaičiuojam kars nuo karto pramonės įmonėms, kurios gamybai naudoja labai daug elektros. Maža to yra pramonės įmonių, kurių iš tikrųjų vartojimas sutampa su gamybos, kadangi jie savo gamybos procese šaldymo įrenginius naudoja, kurie yra būtini. Tai, žinokit, labai įdomus ir gražus skaičiai gaunasi. O reiškia antras variantas, kaip ir sakiau, galima tada bandyti statytis elektrinę galingesnę, kad sutaptų mūsų vartojimas metinis, sakykime, ir gamyba metinė, bet tada mes turim sugalvoti, kaip va šitą daiktą, kurį padėti. Tai dabar šią dieną yra du variantai. Arba į leso tinklą sustumti ir atsimti atgal, arba sustumti akumuliatorių, atsimti atgal, ar ne? Su akumuliatoriais tai yra kol kas brangu. O jas tai irgi labai nebrangiai, man atrodo, nu, Prieisim prie tamsiųjų pusių irgi. Ja, aš matau, jūs labai, aiškiai, edukuotas jau. Labai gerai. Patinka daugiau žmonės. Tai kalbant apie planavimą elektrinės, kad atsimint, kad iš tikrųjų ir įrengimas tos elektrinės irgi labai nuo to priklauso. Tai kurią pusę pasuksim, į pietus, ne, į rytus, koks ta pas mus stogas, jau stogą pakeisti nelabai galim, jau kaip turim, taip turim. Nu, į rytus, tai rytus. Horizonto atžvilgių kampas. Lietuvoje optimalus yra 36 laipsniai. Čia dėl, nežinau, žemės ašies pasvirimo, matau, kažkaip susiję. Tai mūsų platumom visom, kur Lietuva yra. Pačių modulių charakteristikų tolygumas. Kitaip kalbant, jeigu mes skirtingos galios modulius sudėsim į vieną krūvą, tai gausim šnipštą, nes visa elektrinė dirbs pagal prasčiausią modulį parametrus. Čia tiesiog dėl tokių elektros dėsnių, ne? Jungiama paprastai yra nuosekliai. Atitinkamai, reiškia, srovės stiprumas yra toks, kurį turi pats prasčiausias modulis. Apšvietimo sąlygos. Čia daugiau kalba eina apie šešėliavimus. Jeigu ten antenos kaminai, nežinau, po medžiais, ar ne.
Vėlgi dalis modulių dengiama, greičiausiai visos elektrinės efektyvumas krenta. Modulių vėdinimas, specialiai vėdinti jų nereikia, bet čia kalba eina apie tos, kurie būna integruoti į stogą arba kurie stovi prikabinti, po kuriuo apačią gali vėjas prapūsti. Taip, moduliai, jie kuo aukštesnė temperatūra, tuo mažesnis efektyvumas. Yra tiesiog dėl savo puslaidininkių savybių. Kuo didesnė temperatūra, tuo didesnė varža. Na, yra ten galima, reiškia, turint ten labai kreivą visokį stogą su daug plokštumų pasinaudoti optimizatoriais. Tai kiekvieno modulio, reiškia, dama papildoma dėžutė, kuri reguliuoja ten saulės stiprumą, įtampos sąskaitą ir panašiai. Ir tokiu būdu išlaužiau maksimumą, jau tada jau gali tas kiekvienas modulis skirtingai stovėti. Yra vadinami trackeriai. Tai yra sistemos, kurios seka Saulė. Čia vėlgi yra antra medalio pusė, kad tai yra mechanika, tą mechaniką reikia prižiūrėti ir servisas turi būti papildomos išlaidos, klausimas, kaip ten atsiperka. Ir priežiūra, aišku, jeigu ten pastatysim ir užmiršim visai jau taip, ir ten ir paukščiai praskrenda kartais, ir visko būna, ir nenuplausim, nežinau, per 10 metų, tai po 10 metų turėsim labai prastus rezultatus. Reikia, biški reikia, tos išlaidos nėra didelės, bet biški rūpintis elektrinė reikia vis tiek. Tai čia toks irgi vienas iš reiškia tokių, kad įsivaizduotumėt, tai yra priklausomybė derliaus nuo modulių padėties tiek horizontų, tiek šalių atžvilgiu. Ir jeigu mes turim šitoje vietoje tiesiai į pietus nukreiptą modulį, kuris yra tarp 3,5 laipsnių, mes turim 100%. Tas 100% Lietuvos sąlygom yra apie 950 kWh iš 1 kW per metus. Tai atitinkamai, jeigu mes modulius, sakykime, paguldysim ant stogo, tiesiog va taip, tai turėsim 82% nuo tų pačių 950, tai bus apie 870, ne kažkas tokio. Tai tiesiog pati priklausomybė. Ir kai kalba eina ten 5 laipsnių kampus, tai iš tikrųjų įtakos didelės neturi, bet jeigu rinktis ant kurio dėti, ar rytinio, ar pietinio stogą, tai aišku, pietinis tikriausiai laimėtų dvikovą. Su derliaus prognozavimu irgi yra ir įvairių programų, yra pati nemokama čia ES tokia skaičiuoklė padaryta, galima susivesti tikrai daug parametrų, čia yra adresiukas, paskui nuorodą, matau, Karolis išsiųsim visiems, kur galima paskaičiuoti, prognozuoti, kiek pas tai ten gali toj vietoj pagal tą tašką susivedus, čia gali susivesti, netgi koordinatės savo tašką pasirinkti. Yra įranga, kuri leidžia atvažiavus nufotografuoti horizontą, paskui ją susikelti į specialią prognozavimo įrangą, pavasarį šiuo atveju, ir irgi pamodeliuoti, pavyzdžiui, kiek tenais kaimyno medis, sakykime, užstodamas, kiek jis ten tau numuš. Ir galbūt ten verta vieną modulį permesti į šoną arba apsitai vieną modulį mažiau dėti. Apie teisinį reglamentavimą. Labai trumpai. Tai yra daug iš tikrųjų tų įstatymų, pagrindinis tai yra atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, daug potvarkių visokių irgi neužsistoviu, galėsi skaidrės po to persižiūrėti, jeigu prireiks. Dabar galbūt tai paliesiu tokia šioje dienai esminius skirtumus. Virš 10 kW jėgainėms, taip gal pradėkime nuo to, kad reikia ir su Lestu susiderinti, ir anksčiau reikėdavo su energetikos ministerija, dabar su energetikos inspekcija. Gauti leidimą, reiškia, plėtot, paskui mes pastatom, gaunam leidimą gamybai. Tai šią dieną tokia situacija yra, kad virš 10 kW galios elektrinėm visada reikėtų leidimų. Jie ten, aišku, kainuoja ir laiko užima, ir ten 3 mėnesiai, bet 3 mėnesių nesutvarkys, realiai. Nes valdininkai tiesiog taip dirba. Iki 10 kW elektrinėm galimi 2 variantai. Jeigu jūs pasistatysit, kaip mes prieš tai žiūrėjom, gamybos kontrolės sistemą ir net davinėsit tos elektros į tinklą, tai jums leidimui net ir nereikia, tada jūs tiesiog kreipiatės į Lesto, informuoja, kad darysit pajungimą, aišku, ten Lesto atitinkamai žoda sąlygas, reikia jam projektėlį paruošti, kad tą skaitliuką jau pakeistų, vis tiek keičiai. Bet, žodžiu, šitoje vietoje jūs pajamų jokių neturite iš tos pusės ir esate atribotas. Nereikia leidimų. Jeigu norėsit dvipusę apskaitą pasinaudoti, 10 kW, arba net nebūtinai dvipusę apskaitą, galbūt padovanotą elektrą Lestui, tai už šioje vietoje formaliai to leidimo reikia. Tarp mūsų kalbant, Lesto visą laiką moja rankas, 10 kW tam visiškai yra toks, kaip sakyti, blusa ant dramblių užpakalio. Tai va.
apie skatinimo priemonę šiek tiek gal. Klausimai, taip. grįžt prie tų teisinių dalykų. Čia tiesa, aš esu girdėjęs, kad egzistuoja kažkokia tai kvota, kažkoks tai limitas. Jo, tai vat prieisim prie tamsiųjų dvi pusės, šitos pusių. Bus dar skaidrės yra. Tai apie skatinimo priemonės kalbant, tai kol kas tos skatinimo priemonės, kaip minėjau, to supirkimo tarifo, tai neliko ir nėra, tikriausiai nebebus jau. Nes būtų ne visiškai nelogiška. Tai šią dieną tokios 3 grupės yra, kurie gali pasinaudoti. Tai yra fiziniai asmenys, gali pasinaudoti life finansavimu. Čia tuo atveju, jeigu jie turi savo namų valdą, savo namą, žodžiu, gali pakišti šitoje vietoje ne tik saulės elektrinę, paskui visus atsinaujinančius. Problema ta, kad jie kiekvienais metais tą programą vis kviečia, yra tam tikras, pavyzdžiui, šiais metais tai buvo nesumeluot 1 300 000 eurų. Programa skirta ir tos žmonės paraiškom išsidalino maždaug per 2 savaitės kažkur tai. Tai nėra taip, kad ten reikia prie durų stovėti 6 ryto ir grūstis, realiai, jeigu nori, tai gali, be problemų. Tik tiek, kad niekad nėra aišku, reikia tais metais tą pakartos. Tai jau toks biški neužtikrintumas. Ir dar kitas dalykas, kad tą 30% jie kompensuoja nuo 2012 metų kažkada, tai netgi labai senas išlaidas galėtų nešti jiems ir paprašyti kompensuotų. Na ir dvipusė apskaita gaminantis vartotojai, kaip ir minėjau, čia savotiškas kaip ir skatinimas yra, de facto, tai, prieisim ten prie skaičių, pasibėdavosiu biškį. Biudžetiniam įstaigom lygiai taip pat yra life finansavimas, šiuo atveju jie gauna iki 100% ir, pavyzdžiui, šiais metais tai buvo dabar skirta, jeigu neklystu, 7 milijonai eurų. Tai vat, ant mūsų tokios rinkos, kur augimas yra nedidelis, tiesa, tie pinigai yra skiriami iš kur? Jie yra skiriami iš prekybos taršos leidimai. Žinot, Lietuva dalyvauja, yra pasirašę Kioto protokolą ir dalyvauja taršos leidimų sistemai. Ir tiesiog, kadangi mes tų visų leidimų nesunaudojame, mes juos galim parduoti pačioje Europos Sąjungoje. Esmė tame, kad reikalavimas yra vienas, kad gauti pinigai už tos leidimus turi būti panaudoti priemonėms, kurios arba skatina efektyvumą energinį, arba mažina CO2, arba skatina atsinaujinančių išteklių gamybai finansuoti. Tai šitoje vietoje čia didelio pasirinkimo Lietuva ir neturi. Dvipusė apskaita ir biudžetiniam tokia yra, tai ten biški daugiau, 50 kW, na ir paskui yra struktūriniai fondai, kurie ir verslo subjektam, ir matyti biudžetiniam. Būna, kad tiesiog po renovacijos projektų tu gali tą elektrinę pakišti kaip energinio efektyvumo priemonę ir tai irgi prasifinansuoti. Dabar labai laukiam verslo subjektam, pramonė, iškerės pramonė LT+, žada pusę metų tą aprašą išrašyti, niekaip neišrašo. Ten bus ir kitų reikalavimų, turės įmonės tos auditą pasidaryti energinį pilną. Vėlgi tas reikalavimas yra direktyvos numatytas, Lietuva delsia jį, kaip čia iki galo įgyvendinti. Tai vėlgi, gal čia prieš rinkimus, tai viskas. Ministras jau pasirašė, kas yra išankstinis auditas irgi išleistas. Jau yra. Taip, bet čia dienų tikriausiai buvo kažkada. Dabar apie tą tamsią pusę ir jums atsakymą iš karto. Dvipusė apskaita, Lesto labai džiaugiasi, ten sakė, valio, tvariai energetikos, ne, bet jie džiaugiasi spaudoje, kaip čia fainai, kad ta jau čia paleido tą dvipusę apskaitą. Iš tikrųjų, tai jie tiek pagaliukų tam prikišo, tokių ir man nesuprantama yra, nesakau, kol kas jie tokį ten tą naudą gauna iš tų saulės elektrinių. Jie aišku, ko motyvuoja, kad jie ateityje kažkada tai bus tik tai skirstymo operatorius, ar net, jie elektro net nepardavinės. Tik tai užmirštama tai, kad tai kažkada bus. Gal už 2-3 metų, bet kol kas tai jie realiai gauna pelną iš to visai. Tai maža to, jeigu mes grįšim į metodiką, kuri, buvo priimta, čia irgi energetikos inspekcijos parengta, priimta, yra numatyti kaštai. Jeigu pasižiūrėsim, yra mokestis pasavimo už kiekvieną kilovatvalandę. Tai šitas mokestis perskaičiuojamas realiai kas metus bus atsižvelgiant į faktinius tinklo išlaikymo išlaidas. Kas įdomiausia, kad sugebėta buvo, nežinau, čia aišku, negaliu dabar taip drąsiai mest kaltinimo, kad Lesto lobizmo iniciatyva, bet vis tik tai iš tos pusės, kad
tą pasaugojimo mokestį netgi yra įskaičiuotas aukštos įtampos dalis išlaikymo kaštų. Aukšta įtampa tai yra už 330 voltų. Litgrido, taip. Kas yra visiškas, nesąmonė iš tikrųjų, nes tas 10 kW jėgainė, kurią jūs turit ir čia pagamina, tai čia kaimynai labai greit susivalgo ir ten jos net abejoju ir vidutinės pasiekia. Ar ir į 10 kV nueina. Bet labai patogu yra tuos įsitraukti, pelno neįsitraukti, ir gaunasi, kad reiškia, teoriškai taip, jau vietoj 12 euro centų, ką jūs mokėtumėt lestų, jūs, reiškia, gaunasi, kad mokate 3,6 euro centų. Bet atitinkamai laikotarpis tas mūsų atsipirkimo tada pakyba paklaustukų. 14, 15, 16 metų, tada priklausomai nuo elektrinės dydžio. Tai tie užslėpti dalykai, ką reiktų irgi atsiminti, tai kad Lietuvos yra ta kvota duota 10 MW. Šiai dienai yra apie 2,5 kažkas tai tokio prašymų pateikto, realizuota tenais net ne megavatais, o kilovatais taip skaičiuojama. Bet aš manau, kad šitoje vietoje, kadangi tas toks labai nuosaikus yra vartojimas tos kvotos, tai greičiausiai nebus problemų ją politiškai ir padidinti atėjus laikui. Apribota yra individuali galia. Reiškia fiziniam asmenim 10 kW maksimum, taip. Dėl tos kvotos, tai yra kažkoks techninis pagrindimas kvotos atsiradimo, ar čia grinai politinis sprendimas kažkoks? Čia įstatymą numatyti yra. Seimo sprendimu. Bet jo techninis pagrindas yra tam kažkoks, ta prasme čia gal... Čia daugiau baimės buvo, kad vėl nebūtų bumo, kad nebūtų burbulo, kad nebūtų... Taip, aš manau, kad taip. Visi prisistatys ir nebepirks. Tai dar vienas paslėptas labai, ir aš labai piktas dėl šito irgi esu, yra reikalavimas, kad jūsų įvadas turi būti dvigubai didesnis už jūsų elektrinės galią. Ką tai reiškia? Aš turiu 10 kW, ar ne? Tiek aš naudoju namie pas save 10 kW. Noriu elektrinę 10 kW pasistatyti, kad praktiškai visą tą energiją susivartočiau. Negaliu, nes turiu prasiplės savo esamą įvadą dar 10 kW. Aš susimokėsiu lestui už didinimą galios, dar visą laimę, jeigu nereikės kokio kabelio naujo tempti iki mano reiškia. Prašau? Taip, užinstaliuota gali. Bet čia dar yra vienas paslėptas labai giliai cinkiukas toksai. Esmė tame, kad jūs pasikeliat iki 20 kW, pasikelia jūsų kaimynas, pasikelia ten dar kažkas tai, ir jie jau keičia transformatorinę. Nors jūs nenaudojat tų 20, jūs tik 10 naudojat. Ir pusę padengti. O kur galvojat, tų transformatorinių kaštai ateina? Jūs suprantat, užburtas ratas koks gaunasi. Tai be abejo, dar ir plius, kad skaitliuko išlaidos yra 100% vartotojas apsimokėt turi. Tačiau tokių visokių pridėta ir taip neskanu yra. Čia dar vienas niuansas, kad, galbūt, ko čia sakančių skaidriai bus. Nes man tai paaiškino, iš principo, aš kaip gaminantis vartotojas pateikiau lesto prašymą, išsiėmiau techninės sąlygas, dabar eisiu į šitą vėjį. Tai metinė sutartis ir metų gale balansas. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, nes tada šitoje vietoje turim biškį kitą variantą. Nes bandė įkišti standartinę sutartį, šioje vietoje supriešinau, sakiau, dabar dėrėsimės dėl sutarties. Aha. Gerai, čia gal turėsim kažką įdomiau, pažiūrėsim. Bet šiaip pagal įstatymą, jeigu pasižiūrėsim, tai labai aiškiai, vartotojas negali likti skolingas lestui. Lesto vartotojui gali likti skolingas, vartotojas ne. Lesto sakė, nieko tu negausi. Tai Bet duoti jam gali daugiau. Taip, bet aš ką turiu meni, kad lesto reikalauja kas mėnesį atsiskaityti. Kitaip kalbant, jeigu jūs čia suvartos, tarkim, tą patį 1100, o pasigaminsit, aišku, ten žiemą jau nėra gamybos praktiškai, ar ne? Jūs turėsit šitą skirtumą sumokėti lestų to mėnesio gale. Taip yra įstatymai įtvirtinta. Jeigu bus kitaip, aš labai apsidžiaugčiau, bet netikiu, žinot. Nes būtent dabar ir, reiškia, Saulininkų viena asociacija inicijavus pakeitimą, kad tą finansinių metų atskaitimą daryti ne nuo sausio 1, o nuo balandžio 1. Kad būtų galima dar ir sausio vasario mėnesį susidėti. Čia dar kerta per kepenis. 15% energijos jūs bet kokiu atveju bus priversti pirkti iš lesto. Arba dar kitaip kalbant. Gamyba šitoje pavyzdys yra. Vartojimas, ne? 9,4. Gamyba labai panašiai, 9,6.
Iškies skirtumas 207, bet realiai iš tų pasigamintų negalėsiu suvartoti 1952, aš tiesiog padovanosiu Lestui, vien dėl to, kad aš atsiskaitysiu sausio vasario mėnesį su juo. Kitaip kalbant, man tada reikia ne 10 kW, čia 10 kW jėgainės scenarius su gamyba prognozuojama, o man reikės ten 8,8 kW. Biški menkesnis. Tai dar ką norėjau pasakyti, kad irgi labai nuskriausti yra ypač daugiabučių bendrijos, kurios negali tą dvipusę apskaitą pasinaudoti, kuriam tai ypač aktualu yra, nes kiekvienas, šiaip daugiabučių, kur yra problema, kiekvienas daugiabutis turi savo individualią apskaitą, daugiabučio narys, ar ne, kiekvienas skaitliukus turi. Tai dabar pastatyti elektrinę ant stogo ir kiekvienam išdalinti yra techniškai labai brangu ir tiesiog nesąmonė. Tai reiškia, ką ta elektrinė gali padengti, yra bendras namo išlaidas. Kokios yra bendros išlaidos? Laiptinės apšvietimas, geriausiu atveju liftas. Laiptinė apšvietimas kada reikalingas, kada nešviečia saulė. Oras, vanduos ir pykščinis. Taip, čia jau kitas klausimas, jeigu renovacija, iš tikrųjų saulės elektrinė labai gerai draugauja tiek su geotermu, tiek su kitais šilumos siurbliais, tiek su rekuperacija ta pačia, super, tiesiog fantastika. Bet čia jau, vėlgi, čia matyt dar mąstymas turi mūsų pasislinkęs, kol kas 90%, gal ir daugiau, visi eina į C ir labai laimingi yra. Tai reiškia, kad po kokių 7 metų vėl reikės matyti renovuoti dar sykį. Čia jūs pasaugojimo mokestį turite omeny jau skaičiuotą į mūsų kainą iš Lesto kartą? Čia gaminančių vartotojų. Gaminančiam vartotojui. Vartotojas paduoda kilovatvalandę, jeigu ją pasiima atgal, susimoka Lestui... Už savo elektrą, kurią atgal pasiima. Jo, už savo elektrą, kurią atgal pasiima. Per pietus prigaminai, o 12 valandą nakties pasiima. Tik jūs nepykit labai ant to įvado, 2 kartus didesnis už elektros galią, nes tai yra techninis reikalavimas ir iš techninės pusės jis būtinas. Tik jis yra ne 2 kartus, jis turi būti 1,5 karto iš tikrųjų. Tai tada man atsakykit, kodėl visiškai nereikalauja dvigubo įvado ir netgi, manau, ten yra taisyklėse kažkur tai, kad jis tiesiog turi būti toks pats kaip elektrinės galia. Mes kalbam apie smulkius vartotojus 10 kW, sutikit, aš sutinku ten, kur mes jau kalbam, ten 0,5 megavatų, kur jau gali turėti kažkiek ten ir iš iškraipimų tam tinklų. Bet 1,5 karto tikrai neturi, čia yra faktas. Jie padarė du. Irgi faktas. Tai va, gerai, čia tiek pasibėdavojimų, iš tikrųjų tai kovot dar yra kur ir tiesiog, kaip sakau, nenuobodu, reiškia, bet mes vis tiek prieisim prie to momento, kada bus matyti, kaip visose šalyse, tinklai, kiša, pagalius. Viena pastaba svarbi. Kai pasiimi tą galę, tu įsipareigoji suvartoti. Taip, man sutartį įgalę, bet be baudų. Baudų nėra, bet suvartoti. Bet jos gali kažkada atsirasti, ar ne? Neaišku, ką jie darys. Aišku, gali. Jeigu tu nevartoji, įsivedai 20, o vartoji 15. Ką jie darys, neaišku. Nes įsipareigoja vartoti. Atsiprašau. Aha, biškai jau užlipom laiko, tai aš tada dar paskutinė temelė. Čia dar tiesa biškai ir litais yra, šiaip išjungiau litus iš savo, bet palikau, kad galbūt kažkas dar litais skaičiuoja. Tiesiog aš norėjau pasakyti... Jauni žmonės, jų konkurentai, kas? Jo. Ką aš norėjau pasakyti, kad dar yra niuansai, tie visi atsipirkimai, ten 14-15 metų, čia visi skaičiuoja. Atsiprašau. Tai jie iš tikrųjų yra skaičiuojami prie 10 kW jėgainės. Bet problema ta, kad projektą vis tiek reikia daryti, ar tai būtų 10 kW, ar 3, ar 4, ar 5. Kviestis vėjų inspektorių vis tiek reikia, transportas lankytis vis tiek reikia. Žodžiu, yra tam tikra dalis kaštų fiksuota neišvengiamai. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kuo mažesnė elektrinės instaliuota galia, tuo instaliuotas kilovatas yra brangesnis. Dvigubai gal ne visai, bet 60% tai. O ten, matai, 2 ar 3, tai ar kai yra dvipusiai skaičiuoti, trifusiai normalus, kai yra, jeigu ne trifuzis, kas tada? Jeigu ne trifuzis, ten vėl yra techninių niuansų, yra, tiesiog nedėjau šį kartą, kadangi nežinau, ar bus tokia išprusus auditorija, bet yra, jeigu ten elektrinė jūsų 2 kW, tai jūs kabinatės tik ant vienos fazės, realiai. O jeigu, reiškia, kad tada klausimas kyla, kas bus, jeigu aš naudosiu, reiškia, 3 fazę, per vieną fazę suleisiu elektrą, per kitą pasiimsiu, kai man užskaitys. Tada, tai va. Bet čia sakau, tokių labai gilūs techniniai dalykai. Tai nuo 3 kW gerai statykite. Šiaip nuo 5 Lietuvoje, nes dar 4,7, atrodo, netgi ir
leistina lesto yra skirtumas tarp balansinis, tarp fazinis leidžiamas. Mažiau 5 bus problemų. Jo, ir šiaip, apskritai, gamintojų tų tokių nėra, kad mažesnės negu 5 jau trifazės gamintojų yra, dar kažkas 4 sumanys. Ne trifazė, tu pagaminė, tavo žaidėjos valdo, tavo linkelį supirkai iš lesto. Tai va, skaičiai maždaug orientaciniai tokie, nelabai biškai gal sumažėjo, kai kur kai kas pasistumdė, bet čia 15 metų pradžiai suskaičiuota pagal pasikeitimus. Pigo šiek tiek elementai. Dabar dar biškai apie tą atsipirkimą visą. Kaip taisyklė, aišku, čia šitą modelį nėra įvertinta nei diskonto norma, nei palūkanos, nei kapitalo kaštai, sakykime, ten nei infliacija ir panašiai ir visa kita. O, bet tiesiog, kad grubiam įsivaizdavimui jos pilnai užtenka, vis tiek jinai turi savo trūkumą. Žodžiu, jeigu mes skaičiuojame atsipirkimo terminą metais, tai mes imam elektrinės kainą, galbūt ją galim sumažinti gaunamą paramą. Nu ir aš kaip čia parašiau alternatyvus kaštai, jūs aišku irgi reiktų vertinti, kaip ir minėjau, jeigu jūs fasado apdailai naudojat vietoje akmens plokštės modulį, tai jūs sutaupot ant akmens plokštės, ne? Bet kokiu atveju ten kažką padėti reiktų. Tai va tuos dalykus vertinant atsipirkimą reiktų irgi išminusuoti, nes tai yra tiesiog nepatirti kaštai. Va, ir dalinam iš metinės gamybos, tai yra, reiškia, kiek mūsų elektrinė pagamina tos elektros, kiek mes neperkam iš lesto ir pasidauginam iš alternatyvios kainos, iš tos pačios lesto kainos. Ir gaunam maždaug metais, per kiek metų mums. Problema yra didžiausia ta, kad šitoj vietoj tas yra visiškai nežinomas daiktas. Absoliučiai. Tai yra šiais metais taip, kitais metais taip. Čia sakė, klojo Švedijos kabelį, sakė, viskas, turėsim švedišką elektros energiją. Aš kažkaip įlindau, kažkada tai pasižiūrėjau, nu taip, ten turi kovo, man atrodo, vasario, kovo, gal balandžio mėnesiais tikrai, jie vos neprimoka, kad tu ją pasimtum. Bet šiaip vidutinė kaina pas juos didesnė negu Lietuvoje yra, tai Švedijai. Tai klausimas, kaip mes ten tą turėsim pigesnę, nu gal kaip svertas, kad iš Rusijos nereikės, nežinau šitoje vietoje. Man sunku komentuoti, nesu labai žinovas, bet... Pigiau ten tik tai kovo mėnesį, o nu, tai, kita yra brangiau. Nu va. Tai kiek tam Lietuvos balansė, tas kovo mėnesį sudaro? Kiek tie metam jie nustatė kainą? 5% bus pigiau, po 17-18 bus brangiau. Nu va, tai žodžiu, šitoje vietoje ir politiškai žaistų dalykų galima ir panašiai ir taip toliau. Va, o dėl pridėtinių verčių, ties irgi yra gan sunku suskaičiuoti, čia ypač kalbant, jeigu kažkas tą pastatą statosi, pavyzdžiui, kokia čia dabar ta kompanija buvo, Basfas, man atrodo. Jie buvo priversti, čia turėjo prie Karolinos Maximus, šitam karoliniškėse ofisų, jie yra priversti keltis dėl politikos bendros kompanijos, o dalis iš tos dalis politikos sako, kad ofisas gali būti tik tai A energetinio efektyvumo biure ir nemažesniam, ar ne? Tai vat, šiuo atveju, jeigu biurų vystytojas pas save įsirengia tą elektrinį, jis realiai atsidaro savo duris tam tikrą segmentą klientų. Ir tas, aišku, yra sunkiai paskaičiuojama, pamatuojama, bet tai yra pridėtinė vertė. Tai gali būti ir įvaizdis, žaliasis marketingas, ar ne? Kaip pamatuoti? Pastato komercinė vertė, jinai aukštesnė yra. Nieko neturi, kur čia dabar seminaras darė, pasyvus namas. Idėja tą inkorporavo? Pasyvus namas, ką jūs turite omeny, nes mūsų įmonė irgi pasyvus namų asociacijai priklauso, mes labai bendradarbiaujam glaudžiai ir iš tikrųjų su visais nariais bendradarbiaujam. Kažkiek, tos seminarus aš tai žinau, jeigu tai norėt paklausti. Mes tikrai draugaujam, artimai. Bendrų projektų yra. Va, tai matyt beveik ir tiek, galbūt paskutinis dalykas dar, kad jeigu kada vis tik tai ryšitės elektrinę rengtis, statytis savo poreikiam, tai realus atsipirkimas biški virš 10 metų netgi su paramom gaunas. Reikia turėti omeny, kad jeigu naudojatės paramą, jinai gali turėti tam tikrus reikalavimus. Ar kitą metą bus aplamai? Aš manau, kad bus, o kodėl? Kyoto protokolas, jisai dar kol kas tą sistemą neveikia ir viskas negerai. Reiktų žiūrėti, kad įrangai garantija būtų, kai jau toks atsipirkimas. Prašau? Išlaikė parama. Kito ne. Lietuvos priklauso visi. Taip, ne, tai yra pramonė SLT plus ir taip toliau. Tai čia. Ir ta dvipusė apskaitina savotiškai yra parama, manau, pasme. Vis tik tai jeigu reiškia, aš pabaigsiu du sakiniai, tada klausimai, gerai.
kadangi tikrai pinigų sumą matėm, tikrai nemaža, 15 000 eurų, jeigu 10 kW jėgainę pasidaryti. Ir atsipirkimas apie 10 metų, tai ir garantijos turi būti, bet garantijos ne tik 10 metų turėtų būti. Su kuo mes labai susidūrėm ir aš tikrai siūlau gerai pagalvoti prieš perkant ir atsiminti patarlės. Kupus moka 2 kartus, bet ten dar yra krūva kitų panašių pasisakymų. Grįžta žmonės pas mus prisipirkę kinietiškų pigių modulių, iš tikrųjų. Žinokit, problema ta, kad ir garantijos yra, ir draudimai yra. Bet kad tas teisės realizuotis garantijos ir draudimų, turi nusiųsti modulį į Kiniją. Tai reiškia, kokie 4, 5, 6 mėnesiai, kol pirmin atgal suvažinės, nes jie netiki, kad sugedo dėl jų kaltės, tu nusiųsti. Paskui, reiškia, klausimas yra, jeigu tu ten su vienu to moduliu pas atsistos ir apskritai to nors atsakys. Nes jie labai toli yra, jie gali sakyti, paduok į teismą. Ir tiesiog gaunasi taip, kad žmonėm ateina ir paprasčiau yra pas mus, vat, iš dar likučių yra tų senų galingumų, mažesnių modulių, tiesiog perka, keičia, nes taip pigiau yra. Tai yra labai svarbu, ar jūs galėsit pasinaudoti savo garantijos teisę, jeigu prireiks, ir kiek tai kainuos, ir laiko, ir pinigų. O dabar klausimai. Aš kaip supratau iš jūsų prezentacijos, tas akumuliavimas yra 2 galimybės. Tai yra ta dvigubos skaita, ar ne? Arba akumuliatorių pirkimas. Ar jūs esate paskaičiavę, kaip keičiasi tas atsipirkimo laikotarpis, jeigu mes naudojam eilės to padavimo už tuos 3,5 centų ar ne už kilovatvalandę, ar mes instaliuojam akumuliatorius, kurie yra, kaip sakant, balastas mūsų teisės. Taip pasakysiu, kol kas akumuliatorių naudojimas savo sistemose naudingas ir prasmingas visai kaip tik tuo met, kai mes turim autonominę elektrinę ir kai atsivesti tinklą į kitos vietos, kur mums reikalinga elektrinė, kainuoja 2 brangiau negu ta pati elektrinė. Būna taip, jeigu reikia nulesto stulpo, arba, pavyzdžiui, pas jūs ateina 1 kW, ten dar nuo tarybinių laikų kažkada, ne, o jums reikia ten 4-5, o lesu sako, pala, reikės 6 km kabelį naują klopti, nes jisai per kilometrus nepaneš 5-6. O už tos 5-6 km iš jūsų paprašys 40% prisidėti, tai bus 200 000 eurų. Tai tada taip, yra logikos nusipirkti elektrinę, kad ir už tą patį 10 000 eurų, bet su akumuliatoriais pasidengti savo bazinius poreikius ir panašiai. Bet šiaip, vat, jeigu jūs klausit, kas labiau apsimoka, nu, kaip labiau apsimoka, vėl tas apsimoka toks labai man nepatinka, atsiperka, apsimoka. Naudingiau yra iš tikrųjų kol kas ir patogiau ta paslauga naudotis Lestu. Turėsim atpigusius akumuliatorius, Tesla galbūt sudrebins rinką 17, labai laukiam. Visko gali būti, kad sakysim Lestui adios amigos. Lesto atpigęs. Galbūt. Taip. Jūs vis tiek renginėjate tas visas elektrinės, kokios yra tos garantijos? Pavyzdžiui, jeigu aš įsirengiu elektrinę tik moduliai, akumuliatorių, tai kiek metų tarnauja? Vėlgi grįžtu prie to paskutinio klausimo. Garantinės teisės įgyvendinimo kaina, kodėl čia taip parašyta? Garantijas visi duoda vienodas plius minus. Visi duoda 25, 30 metų, ten efektyvumo, kad nenukris mažiau negu ten, nors vėlgi ten ta riba 25, 30, kažkaip aš nežinau, aš tiek planuoti nesugebu priekį. Tai nežinau, kur dar būsiu po 25 metų, gal jau, kaip sakant, nuotraukoje ant spintelės, tik tai su juodu kaspinėliu. Suprantat? O reiškia, klausimas, matyt, čia tie pirmieji 10 metų, kada atsipirkimas jau pasiekimas, tas meno. Norėjau paklausti apie vieną iš tų scenarijų, kai gaminu 5 kW ir naudoju 5 kW, tai man skaitliukas sukasi ar ne tuo metu? Nes man taip rodo, kad... Sukasi. Tik fazės skirtingas. Kuris čia buvo 5, ar ne? Šitas? Ne, anksčiau. Čia skaitliukas Lesto nesisuka. Tai, jie man apskaitos kažkas... Ne. Čia yra tas niuansas, kad iš tikrųjų jūs net neplaudat tinklą. Jeigu jūs tuo metu vartojate, tai tas jų dvipus neapskaito ir jūsų nereikia mokėti. Jeigu trifas užstoja. Nu, kalbėkime apie trifas. Jeigu nėra trifas, tai tik gausis, kad tu paduodi, o ne valia. Jeigu pas tave įvadas 1 kW, aiškiai neįvadas kaip čia. Nu jo, tikriausiai tai neįmanoma kitaip. Tada gausis, kad tu pats vartoji. Savo pagaminti. Dėl tos problemos sausis, vasaris, lapkritis, gruodis, kaip planuojat formuoti poziciją?
Aš tik sakau, kad žinau, kad buvo ruošiamas duoti teikimus keisti, ten per Seimo narius, reiškia, bet pats detaliai prie to nesu prisilietęs. Mintis buvo, kad pastumti atskaitos tą tašką į balandžio 1 dieną. Esat suformulavę būtent ką ir ką siūlys? Žinok, aš tikrai nežinau, prisipažįstu. Aš prie to neprisilietęs. Gerai. Bet tikrai žinau, kad tokia iniciatyva yra, mačiau dokumentus. Tai elementari logika, jeigu viskas numatyta nuo sausio 1 iki gruodžio 31, tai tos pačios 2 datos, tai grečiai, kaip sakant, perkeliamos nuo balandžio 1 iki kovo. Taip, noras Čia toksai. klausimas, tai viskas. Ir ne kas mėnesį daryti. Vienas esminis. Sakykit, vienas klausimas, atsiperkamumas verslui, jūs sakėt, kad gana įdomus skaičiai gaunasi. Taip. Gal galite pavyzdžių kažkokių tai? Pavyzdys Philip Morris, pavyzdžiui. Kas buvom gavę užklausimą, ten dar turi žemės pusę prie Klaipėdos, jų, reiškia, cigarečių gamyklos fabrikas, būtent to ir ypatingas, kad jie šaldymo įrenginius naudoja. Ir kuo karštesnė vasara, tuo daugiau išlaidų eina dar šaldymo. Ir skaičiavom, kad 1,5 megavato elektrinė, kas padengtų realiai jų gal tik tai trečdalį to momentinio poreikio, ten didžiuliai rijikai energijos yra, atsipirktų kažkur tai per 6 metus, be jokių ten paramų, jokių ten šitų. Nežinau, kitas savo naujam tam ceche žada įsirengti, ar ne? Philip Morrisas? Nežinau. Ten, matot, mes susidūrėm biškai su kita problema. Ten iš tikrųjų yra amerikiečiai, turi labai įdomias pirkimo sistemas, labai didžiuliai reikalavimai yra ir lietuviškai įmoniai būti tiekėjų praktiškai yra be šansų. Ir netgi, pavyzdžiui, jeigu eit kartu su kažkokiu tarptautiniu, vėlgi tada tas tarptautinis turi savo apribojimus, turi būti dalis tam tikros, labai komplikuotas iš kokybės valdymo sistemos pusės labai komplikuotas reikalas. Va, o šiaip žiūrėkit, labai gera proga, tikrai jeigu įdomu, tai kviečiu ir pas savais svečius, neprižadu, kad pats jūs pavesiu į gamyklą apsižiūrėti, kaip gaminami moduliai, bet turėsit progos, būsiu Žirmūnų gale užsukti. Arba aš, arba mano kolega, gal bus pažiūrėti įdomų robotus. Vienas mintis pakilo, kolega. Aš taip naudojuosi tokia išimtinis statymą. Moki kažkokius 3 mėnesius, priskaičiuoja delspinigiais, nusispjauti. Taip. Nes aš Delspinigiai baisiai maži. kas 3-4 mėnesius skaitlių ir tiek žinių. Tai bus matyti, žinokit, šitoj vietoj... Jie mato, Aš turiu meniu bus matyti, kai išeis pirmosios, matyti sąnarsios už savo... Jie mas kažką daryti. Turim vieną klientą, tiesa, čia yra mano, reiškia, kolegos, jisai sakė, jau gavo už spalio mėnesį 2 sąskaitą, sakė, tai va, tai ginčytis, nežinau, kaip pasibaigė. Reiškia, sistemos nebesudirbo, nepriskaičiavo skirtumo, bet 2 išstatė. Tai čia dar matyti, kol susiderins, kol kas, dabar tikrai sunku pasakyti. Ten ir jiem paskambinus irgi yra gan sunku kol kas atsakymą gauti. Bus matyti. Reikia žinoti, kad energetikos inspekcija bus vartotojų pusė šitą. Daug dėlių. Jų tokia pareiga. Nežinau. Čia kažkaip leidimus iš ministerijos buvo lengviau gauti, negu iš tikrųjų. Tai va, tai ką, tai labai jum ačiū. Ačiū Karoliui, pakvietė, labai smagu visą laiką pasidalinti savo skauduliais. Tai va, šiaip gerą vakarą visiems ir dėkui. Studentai namus pasistatys, pasibūsim saulės elektrinį.